Federacijos prezidentas Vladas Garastas, kuris atvyko čia pažiūrėti, kaip sekas Žalgiriui. Prezidente, pradėsiu nuo tokio banalaus klausimo. Kodėl Žalgiris šiemet toks stiprus? Dėl to stiprus, kad yra neblogai sukomplektuotas, bet to eilė žaidėjų padarė pažangą. Žaidžia geriau negu praėjusiam sezone. Galit gal pavardėm įvardinti? Nu, tai pirmiausia tie, kurie žaidė už Lietuvos rinktinę. Tai, kad vienoje Lietuvos komandoje net 5 rinktinės nariai, jum kaip federacijos vadovui gerai yra, ar geriau, kad jie būtų išsimėtę per kelias ekipas? Ne, labai gerai. Labai gerai. Dėl ko gerai? Kadangi, kai žaidėjai žaidžia kartu, tarp jų atsiranda nematomi ryšiai. Jie pradeda vienas kitą geriau suprasti, geriau jaučia ir vienas kitą supranta iš žvilgsnio. Jūs visada buvote tokio lietuviškų žaidėjų šalininkas, ar ne? Tai aš esu ir dabar toks. Tai, kad gana dažnai yra 4 Lietuvos krepšininkai aikštėje, jūs tenkina tai? Man tai labai patinka, nes vis tiek mes žaidžiam Lietuvoje ir norint išlaikyti Lietuvos krepšinį lygį, aš kalbu apie Lietuvos rinktinę, reikia, kad rinktinės žaidėjai žaistų aukštame lygyje, tai reiškia Eurolygoje. Jeigu kuo mažiau mūsų žaidėjų žais Eurolygoje, žais kitos tautybės žmonės, to mūsų rinktinėje bus sunkiau padaryti, kai būtų stipri ir galėtų laimėti prizinės vietas. Aco Petrovičius prieš šias rungtynes apgailestavo, kad tiek Chimki, tiek Aseko Prokom yra komandos, su kuriomis mažiausiai 4 kartus reikia žaisti per sezoną. Kaip jum, kaip buvusiam treneriui, patikdavo, netenkindavo tokie atvejai, kai su viena ekipa reikdavo žaisti tiek daug kartų? Galiu tiek pasakyti, naudinga lošti eilę kartų su ta komanda, kuri už tave yra stipresnė. Bet jeigu tu esi pats stipresnis, tai tada tu tą komandą jau treniruoji prieš save. Kaip atveju su Chimkais, kurie čia iš mūsų stipresni? Nu, kol kas Žalgiris buvo, bet Chimki taip pat yra pajėgi komanda. Ir skaitau, laukia nirtinga kova. Čia jau priklauso, kaip treneriai sugeba išnaudoti savo komandos pliusus, kaip sugeba išnaudoti varžovų minusus. Čia jau yra taktika. Jūs esat rusiško krepšinio prisižiūrėjęs iki soties. Ar tai, kas dabar vyksta Rusijos krepšinėje, klubinėme turiuomenį, galima dar vadinti rusišku krepšiniu? Ne, turbūt, kad ne. Anksčiau rusų krepšinis vadinosi bėk ir mesk. Dabar ne, kadangi jau, pažiūrėjau, CSKA, nors kalba, kad čia raudonarmiečiai žaidžia, bet ten ne vieno nebėra, mes matom. 4 užsieniečiai, vienas dar kas nors, taip kad atnešė naujus vėjus žaidimas. Ką jūs galit pasakyti tokio apie Chimki komandą, apie galbūt trenerį, apie subtilybės, ką jūs matėte, kai šios komandos žaidė maždaug prieš mėnesį? Man asmeniškai Chimki komanda patiko. Stipri komanda. Treneris pajėgus yra ir bus vargo su jie. Trumpai paprognozuokit, kaip vyks šios rungtynės. O čia labai sunkus klausimas. Labai sunkus klausimas. Aš tik tai vieną įsivaizduoju, visada ko reikalaudavau, kad neįkristi vadinamą duobę. Kad ko žaidimas būtų visą laiką lygesnis. Kad nepralaimėtume iš pradžių -10, nes paskui reikia vytis, labai sunku. Reikia, kai tu žaidimas apilgis, plius, minus, tas nieko nereiškia. Nes visos geros ir svarbios rungtynės yra laimimos paskutinėse minutėse, sekundėse. Reikia išlaikyti žaidėjim tokį nervinį tempimą ir tikėti savo jėgomis, kad vis tiek tu laimėsi. Jeigu Žalgiris žais tokiu lygiu, kaip žaidžia pastarąjį mėnesį, kiek toli jis gali nukeliauti Eurolygoje? Nu, gali toli nukeliauti. Toli. Pirmiausia, dabar galiu būti tiek pasakyti, kad antras etapas papuolimas yra garantuotas jau. Tai jau dabar? Jau dabar. Tikrai yra užtikrintai, o paskui neaišku, kas prisidės, kaip tos komandos atrodys ir tada galima prognozuoti.
Ačiū Jums, čia buvo šalia Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Vladas Garastas, kuris nepraranda geros nuotaikos, nepraraskit ir Jūs.